gigantiškas mitingas prieš naują valdžią, kuri neįsiklauso į protestuotojų reikalavimus. Na, čia nieko naujo, aš tą ir prognozavau ankstesnėse laidose, kad tų protestukų bus, jie tikėtina dar tęsis kurį laiką, vis bandys išklibinti valdančią daugumą. Jeigu jiems nesiseks, jeigu valdančioji dauguma bus tvirta ir nereagos į provokacijas, tie protestai natūraliai truputėlį slops. Jeigu valdančioji dauguma pasiduos provokacijoms, tai faktas, jie bus toliau spaudžiami į kampą. Įdomu atkreipti dėmesį tai, kad visą laiką tie protestai slepiasi po tokio nepartiškumo liniją ir netgi piktinasi, kad juos kaltina bendradarbiavimu su buvusiais valdančiaisiais. Oficialių veidų yra išrinktas toks Mantas Meškerys, o čia matote jo nuotrauką, jis toks muzikantas yra, toks prieš tai visuomenėje nebuvo labai žinomas žmogus, bent jau kaip politikas, toks, bent jau aš nebuvau girdėjęs. Na, bet be abejo atitinka pilnai Vilniaus žmogaus portretą, LGBT, slavų Ukrainį, rusofobiją, tikėtina prijaučia kokiai Laisvės partijai arba konservatoriams ir išreiškinėja savo nevatį pilietinę poziciją. Bet įdomu, kodėl tiek jisai, tas Mantas Meškerys, tiek ir visi kiti, kodėl anksčiau jų nesimatė jokiose pilietinėse veiklose, jie tikrai nebandė vienai per kitaip atstovauti visuomenės interesą, bet kažkodėl tai suaktyvėjo, kai dabar jie atėjo valdžią netinkami žmonės. Ir man įdomus dalykas, aišku, aš negaliu to įrodyti ir reikia pasakyti galimai, ar tikrai jie negauna finansavimų iš tam tikrų struktūrėlių, nes vis tiek scenai rengti reikia pinigų, visą tą vadinamą mediją kažkodėl labai teigiamai nušviečia ir parodo visus protestus tik iš teigiamos pusės. Įdomu, kokias ten konkrečios jėgos ir finansinis suinteresuotumas stovi iš visų tų jėgų. Ir akivaizdu, kad jie bandoma ne tik tą naują valdančią koaliciją paklybinti, bet ir užkirsti kelią šio biudžeto koregavimui. Tam reikia, kad valdančioji koalicija jinai būtų nevieninga ir susiskaldžiusi. Tada jai bus labai sunku permušti tą opozicijoje sėdinčius liberal konservus ir pakoreguoti šitą biudžetą. Nu, tai čia vėlgi vyksta eilinis žaidimas, tas žmonės turi žinoti, tos visos atakos vėlgi vyksta ne veltui ir jos yra suplanuotos. Ir už jų stovi viešųjų ryšių agentūros, ten viskas suplanuota, kaip, kur, kada reikės mokti, kur taikyti tai tam tikras visuomeninės grupės. Čia yra tokias politinės technologijos. Tad naujai valdančiai daugumai tikrai nusimato sunkus periodas, tuo pačiu ir mums, nes mokesčiai augs. Naujo valdančioji dauguma turės mažai galimybių laviruoti su to biudžetu. Nebent kaip ir minėjau, tai galės kitų metų viduryje kažką pakoreguoti. Tai reiškia, nusimato ganėtinai jiems sudėtingas laikotarpis. Na, verta dar iš tikrųjų atkreipti